Tarp to, kas įvyko ir to, ką tu apie tai pagalvojai, telpa visas gyvenimas. Dažnai viskas prasideda paprastai. Kažkas kažką netaip pasakė, neatrašė, pasielgė kitaip nei tikėjasi. Įvykis baigėsi, bet protas pradeda kurti savo scenarijus. Ir mažas momentas tampa vidiniu filmu, kur tą pačią sceną peržiūri 100 kartų iš naujo. Tada pats faktas tavęs jau nebedomina. Mes prirašome savo versijas ir kenčiame ne nuo įvykio, o nuo interpretacijos. Paprasčiausia mintis, kuri mus gali geriausiai atpalaiduoti. Aš nežinau, kodėl jis ar ji tai pasielgia ir man nebūtina to žinoti. Nes gyvenimas vyksta ne kito žmogaus galvoje. Jis vyksta čia, kur dabar esu. Kur garuoja arbata, kur juokiasi vaikas, groja muzika. Ir visą tai galima praleisti, jei vis dar gyvename įvykėje, kuris jau seniai baigėsi. Dabartis labai brangi, nes tik joje vyksta tikrasis gyvenimas. Ir laisvė prasideda tada, kai nustojame gyventi interpretacijomis.